Projektas Mokausi plaukti ir saugiai elgtis vandenyje jau 12 metus prasidėjo Lietuvos plaukimo baseinuose. Į mokymosi plaukti ir saugaus elgesio vandenyje pamokas atėjo 8000 pradinių klasių mokinių. Rugsėjo mėnesį vaikai plaukimo pamokose susipažino su saugaus elgesio taisyklėmis baseine, vandenyje, vandens fizinėmis savybėmis, mokėsi kvėpavimo, plūdumo, pasinėrimo į vandenį pratimų, išmoko gulėti ant pilvo ir nugaros, atlikti rankų ir kojų judesius prie sienelės, judėti su plaukimo lentele, mokinantis plaukimo būdų technikos. Pamokos vyksta sklandžiai, vaikai su džiaugsmu ir dideliu noru ateina į mokymosi plaukti ir saugaus elgesio pamokas. Gal iš sunkiausių dalykų, kuriuos susiduriam baseine, tai nemokantis vaikai, kurie yra ir bijantis vaikai plaukti. Sunkiausia, kurie yra skendę, nes įgauna didelę baimę vandenį ir po to labai sunku juos vėl, perlaužti, įgauti jų pasitikėjimą, kad jie pasiduotų mūsų pamokom, mūsų užduotim, kurias mes duodam vandenį. Tai va šitas sunkiausias dalykas. Lengviausia, tai aišku, su tais vaikais, kurie jau yra bandę plaukti, kurie jau lankė anksčiau pamokas plaukimo, nebijo vandens, drąsiai moka panerti po vandeniu. Galbūt ir tėvai ar seneliai buvo užsiėmę su jais labiau negu su tais, kurie nemoka plaukti. Stebime, žiūrime iš antrokų, būna, kad atvyksta tikrai gabių vaikų, tuos talentus stengiame pastebėti, tai atsižvelgiame ir į kūno sudėjimą, į tos antropometrinius duomenis, tai stengiamės jų nepamiršti, pasižiūrime, jeigu yra gabesni, juos atsirenkame į sportinės grupės, bandome juos, integruoti į esamas meistriškumo grupės aukštesnio ir bandyti iš jų, padaryti stipresnius sportininkus plaukime. Šitas projektas iš tikrųjų labai naudingas. Galbūt netgi reikėtų ir trečiokus įjungti, nes patobulinti tos įgūdžius, nes kitą kartą neužtenka to laiko, nes, kaip ir minėjau, kurie buvo skendę ar bijo, jie dar praėję visą mūsų programą, dar kitą kartą būna užsiblokavę, tai 3 klasė galbūt netgi dar vertėtų tai patobulinti. Baseiną į plaukimo pamokas atvedu savo antrąją laidą. Prieš 8 metus pradėjom dalyvauti šiame projekte. Iš tiesų labai džiaugiamės, kad esam pakviesti antrą kartą į šį projektą, nes pirmojo projekto metu pasibaigusio plaukimo pamokų didžioji dalis vaikų per pamokas išmoko plaukti, visi prarado vandens baimę, labai džiaugiasi tėveliai šituo projektu, kad vaikai turi galimybę pakeisti aplinką ir dalyvauti ne tik mokyklai vykstančiose kūno kultūros pamokose salėje, bet ir pakeitę aplinką, ateiti plaukti į baseiną. Tai iš tiesų labai džiaugiamės šituo projektu ir galimybę mokyti vaikus plaukti. Projektą Mokausi plaukti ir saugiai elgtis vandenyje finansuoja Lietuvos švietimo, mokslo ir sporto ministerija.